ką mes čia dabar darom? Ko mes laukiam? Aš nežinau, kad Kol kažkas ateis ir mus nužudys. Jo, tikriausiai. Niekas mūsų dabar neteis ir nežudys. Kažkur žinai? Nes jisai žudo. Ai, tai aišku. Tai aišku, kad Kipras žino. Mes gal nužudom Kiprą tada. Ką tu pasakei? Nieko. Ne, tai ką tu pasakei? Tai kodėl, kad... Taigi Aš nieko kodėl nesakysi. jūs visi ant manęs varote, kai aš jums sakau, kad čia ne aš jūs sukvešiau? Nu, išklausykit, pagalvokime apie kitas situacijas. Sveiki atvykę mano dvarą. Tai jau keista. Kaip čia supras? Štai jūsų pirmas išbandymas. Damute, o jūs gal norit pasiaiškinti, kas čia vyksta? Kur jūs atsiradot iš vis? Kas jūs tokie? Tai nėra svarbu. O kodėl mes, nežinau... Tai palauk, leis man dabar perskaityti, kai pasakyti, gerai? Bet garsiai! Tai gerai, garsiai. Pirmas monstras, su kuriuo susidursite, yra vilkolakis. Neįsigaskite, tačiau jis pradės jūs gaudyti. Nu, tai va, tai žodžiu davė Kiprui lapelį tą, kur tipo gaudės mūsų vilkolakis. O aš tipo galvoju, o dieve. Kas jūs... Kai jūs pagaus, būsite iškart išsiusti į kalėjimą. Yra viena taisyklė. Jūs negalite bėgti, jei bėgsite, iškart keliausite į kalėjimą. Nesugautų liks tik 2. Sėkmės. Ką? Žiauriai gerai vietoje aš pasislėpiau, bet nežinau, ar nesugaus. Tikiuosi, kad ne. Nesugaus. Ir karočiui ir mane pirmą pagavo. Kas čia per nesąmonė, aš nesuprantu. Čia tikrai Kipras sugalvojo, kad mane pirmą pagavo. Aš nežinau, ką aš padarysiu. Kokia nevykus vieta buvo. Tamiliai su Kipru pasisekė žymiai labiau su vietom. Tai mes turėjome slėptis, kol mus vilkolakis gaudė. Vilkolakis mus gaudė. Tai aš pasislėpiau su Agota ir Agota išsivedė tiesiog. Išsivedė, o po to manęs atėjo. Tai čia taip not fair. Kai aš pamačiau, kaip išlindo tas vilkolakis, mano pirma mintis buvo pasislėpti ir būt nesurastai, bet nepavyko dėja. Žodžiu, tipo, Artemius pasislėpė tipo vietoj ir jį sugavo tas vilkolakis. Ir aš galvojau, nu gerai, aš pasislėpsiu tai vietai, nes nu kas ieškos tai vietai antrą kartą. Nu mane sugavo. Tai biški nepaėjo mano teorija, bet jo. Jūsų nesugavo? Ne. Nežinau, grįžau toks kaip ir gal net atsipalaidavęs, bet
giliai širdį buvau realiai tiesiog išsigandęs, nes mačiau, kas vyko su kitais žmonėmis. Ir tiesiog... Nesugavo manęs. Labai yra realiai. Kažkodėl nesistebiu. Ką tai turėtų reikšti? Aš nesuprantu, kitas vilkolakis, tipo, visus gaudė. Mane ten vieną irgi iš pirmų pagavo ir aš nesuprantu, kaip, nu, aš nesuprantu, jis aklas, prie pat manęs buvo rusne. Tipo, negalėjo jos pagauti, aš to nesuprantu. Ir kaip Domilė ir Martynas laimėjo. Nu, tipo, what? Aš niekada negalvoju, kad Domilė, tipo, laimės. Ji netrodė tokia, kuri, tipo, laimėtų. Nežinau, aš labiau tikėjausi, kad aš laimėsiu. Tu man pasakyk. Jūsų gavo. Ką aš turiu sakyti, man to? Tai tada aš slėpiaus toj pačioj vietoj. Nu ne, perėjai viską. Kažkiek du laimingai. Labiausiai pasisekė matyti. Ką rašo? Kad ir perskaitai garsiai. Tai perskaitai. Kas ten anekdotas? Aš čia... Nu, kaingai. Sveikinu tuos du, kurie liko nepagauti. Jūsų prizas, už jūs niekas negali balsuoti. Klausite, ką tai reiškia? Jūsų paaiškins. Jums paaiškins vampyrų. Štai kortelės. Su jūsų vardais. Jūsų tikslas yra išsirinkti vieną kortelę už žmogų, už kurį norit balsuoti. Galite apsitarti, už ką norit balsuoti. Siūlau už tą, kas patį pirmą pagavo. O ką pati pirmą pagavo? Nu. Kas buvo pagautas? Ne. Nerodom pirštus. Tave pagavo pati pirmą. Nu, Jis net nespėjo Gerai pasislėpti, slėpėjais, ką? jį pagavo. nu aš, nu, tiesiog Vilkolakį ponas. Na gerai patylėtum. Nu tai ką? Kas pritarė? Už antrą gal pagavo. O ką antrą pagavo? Pas jūs pagavo... Pala, kas buvo kur? Kas buvo pirmas Aš čia pagautas? buvau. Mykolas. O ką antrą pagavo? Žodžiu, nu tai jie, kai čia visi pygosi. Ir tu paklausė, tai ką antrą sugavo? Nu, ar aš turiu sakyt? Nu, ar aš turiu sakyt? Nu, ne, neturiu. Ja. Tai prisipažink. Ne pas jus? Ką antrą pagavo? Ne pas jūs kažką pagavo? Ne pas mus. Ar pas mus? Tai tave? Tai... Nes pas mus jį pirmą pagavo. Ne, o gal Ne, pamąstom, palauk. Jis taip pabalsuojam. Kodėl mes galvom apie antrus reikia patį pirmą? Tai gerai. Arba pamąstom, Nėra kas tiek keisčiausiai kortelių. elgiasi. jo. Kodėl mes negalim pamąstyti apie tai, kas Tu keisčiausiai elgiasi? pasislėpiai žiauriai obvious vietoj. O tave pagavo tokiam tarpelį, ne pirmą ir ne paskutinį. Mane patį paskutinį pagavo. Čia dar įtariau. Toks pasislėpė, kaip ir O, žinojo, kaip kur. įdomu, kodėl Kipras paskutinis? Na. Tai mane vis Jo. tiek pagavo. Ir visi, kai mes turėjom apsitarti, kas eis, tai visi užvarė ant Kipro. Tiesiog toksai, guys, nu jis prirakintas buvo ir nematėt, nu no way, kad jis viską čia suplanavo. Nu, tipo, negali būti. Jeigu tavęs nepagautų, čia jau būtų visiškai Gerai, bet mane absurdas. pagavo. Aišku būtų, tai tave paskutinį pasiliko. Bet mane pagavo. Tai čia nėra dabar, kad mane paskutinį. Čia yra ką pirmus, kas yra silpniausi. Tai pas mus patį pirmą pagavo Artemijų. Tada pas jūs yra Mykola. Ką pas jūs pirmą pagavo? Labai viskas greitai vyko, net nespėjau visko Agota? susikoncentruoti. Tai va, čia yra mūsų 3 silpniausi žmonės. Net nebuvo kažkokio normalaus apsitarimo. Tiesiog šūkavo vienas per kitą. Nu, absoliučiai apie nieką ir norėjo tiesiog patį pirmą sugautą išbalsuot. Kipras su tai savo silpniausi žmonės ir panašiai. Nu, čia absoliučiai apie nieką. Tipo, mums reikėjo išrinkti kažkokį asmenį, kuris tiesiog yra įtariausias bent jau. Tai tikrai buvo ne Mykolas. Bet kas buvo
pirmi slėpės ir ką pirmą pagavo. Tai čia yra, ką pirmas pagavo. Ai, Tai gerai. Mykolą patį pirmą. Tai gerai, maždaug žinom. Ką tokį? Gerai, galim balsuoti. Kas tas Mykolas? Rusne. Mykolas. Agota. Mykolas. Tai jo, tai ką mūsų kiprų išbalsavo. Ir net nežinau, ką galvoti. Jeigu aš mirsiu ir dar pats pirmas ir jie nežinos, ką daryti, ne, aš realiai, jeigu aš dabar mirsiu, tai čia yra, ta prasme, kažkas realiai manęs labai nemėgsta tenais. Jums reikia surinkti 5 kaulus. Kaukolės, rankos, pėdos ir 2 ilgus kaulus. Suradę kaulą dėkite į maišą, bet saugokitės vilkolakio. Pirmas surinkęs visus kaulus išgyvens, kitas mirs siaubingą mirtimi. Tai čia tik iškokiu. Dabar reikėjo ieškoti kažkokių kaulų ir aš nerandu rankos, aš nežinau, ką man daryti. Dabar tipo pagal viską mane žudyti turėtų vilkolakis. Kas čia buvo? O kur Ką tik Mykolas nužudė dingo? Mykolą. Kas? Ką tik nužudė Mykolą. Kaip? Tu juokauji gal? Man liūdniausias dalykas yra, kad Mykolas mirė. Aš galvau, kad aš su Mykolu būsiu iki pat galo. Mes turėjom būti tarp tų, kurie laimėjo. Nes Mykolas toks duo mano, jis toks match my vibe. Ir mes turėjom kartu su juo laimėti, nes tipo, with the iconic duo in this, of course.
Ir man labai liūdna, kad jis mirė. Tipo, aš nežinau, ką aš daugiau be jo darysiu. Padūrėjai. Mes Jis pralaimėjo. net negirdėjom nieko. Kaip Gal jūs nieko negirdėjau. Ta prasme, nieko negirdėjot. O tai kur jo kūnas bent jau? Na, jis valgo vilkolakis jo kūno. Tai ką mes be Mykolo dabar darysim? Nu ir kas už jį balsavo? Nu? Nu ir tada vampyrą davė Kiprui kristalą. Labai gerai. Tai amazing. Nežinau, ten atnešė tą kažkokį kristaliuką, akmenuką, aš nežinau. Padėjo jam į tą delną ir aš tiesiog žiūriu, kad jis irgi toks pasimetęs, nesupranta ir atrodo, kad toks mažas, toks kažkoks bevertis dalykas yra vertas tiesiog Mykolo gyvybės. Ir man tiesiog, tas mane labai pramušė, aš nežinau, tiesiog. Aš sėdėjau visą laiką tylus ir nebegalėjau, kad daugiau nieko pasakyti, nes tiesiog man gaila buvo visų realiai, ne tik savęs, bet tai visur, tipo, man. Nežinau, kaip išspręsti tokius dalykus, bet aš tikiuosi, kad viskas pasibaigs gerai. Ramu tavo, ne tiesiog dėti kristalus už tai, kad mirė draugas. Tai ką man dar daryti? Ką tu nori, kad aš dabar daryčiau? Net sekundės negalėjai pasijaus blogai. Mano nuomonė, Kipras yra tiesiog absurdiškas. Aš neįsivaizduoju, kodėl aš atvariau pas jį. Pirmas dalykas, dėl ant savęs pykstu. Antras dalykas, ką jisai čia šneka. Paskutinis buvo, ta po to, ne jis nužudomas, o Mykolas. Jau nebegaliu. Su to Kipru meskim laukai. Ir jis grįžo visas susinervinęs po to balsavimo, nieko net pralement nesugebėjo. Sakė, kad Mykolą tiesiog nužudė, kūno mes nematėm. Visi buvo tokie sunerimę ir liūdna, labai liūdna. Kipras žinoma nei biškio neliūdėjo, toks jausmas, kad taip ir turėjo būti. Atrodo, kad jis visą laiką žinojo, kad tai bus Mykolas, bet čia taip liūdna, kad net juokinga. Visai negali. Ką, kad aš laimėjau? Taip, Ir kad draugą gal praradom? net pagėdėti sekundės nesugebėjai. Iškart kristalą. Ir koks laimingas arčiau užtrukimo. Nežinau, aš Tai manau, čia ne jo kaltė, kad jie būtų ėjo. Galėjo bet kas kitas ir tas pats būtų atsitikę. ne aš už save Jie balsavau. būtų gal gedėję minutę. Ką? Jo. Ne aš už save balsavau, gerai? Ne aš pasirinkau, kad aš ten eičiau. Kažkuris vienas iš jūsų už mane balsavo ir dėl to aš tenais ėjau. Ir ne aš net pavyzdžiui nebalsavau už Mykolą. Tai jūs išrinkote dabar du žmonės. Nu jo, apkaltint mus žinoma, kągi daugiau. Negali pačios savęs, be abejo. Aš tau primenu, kad mes čia esame kartą. Taip, pakvietė tu mus visus ir po to Aš kaltinti nieko mes, kai mes į nepakviečiau. tokią situaciją buvom padėti. Čia realiai viskas tavo, kad tu mus pakvietei. Aš Dabar nieko tu nekviečiau. mus kaltinai. Visų pakvietimai, literaliai kiekvieno žmogaus šiame kambaryje buvo iš tavęs. Tai gerai, ir tai reiškia, kad aš po juos prašiau? Nu tai taip, Kaip gaudys? Bet jeigu tu pakvietei. vis tiek kaltas lieki tu, nes tu žaidėjai tos praeitus žaidimus. Mes Jo, nebūtume šis šitai gali. įvilioti po Jeigu mes tavęs. tavęs nebūtume žinoję, mes nebūtume čia buvę. Nu. Bet Kipras buvo surakintas, kaip jis galėjo. Tai jis gal prieš tai parašė tas laiškus. Bet jis tada turėtų turėti bendrininkų. Tai jis tikriausiai ir turi. Na, Nežinau. bent jau dabar mes žinom, Toks kad tai labai- buvo ne Mykolas. Yeah. Tiesiog laukiam kitos užduoties. Thank